Sveiki mus girdintis ir žiūrintis. Verslo aktualijų laidoje šį kartą pasikalbėsime tokia tema, kuri yra vieša komandoje, bet ne visada kalbama apie ją dėl to, kad tai yra savininkas. Kada savininkas pakliūna į savo paties spąstus? Kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Sveiki. Sveiki. Šitą pokalbį vesiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Žanai, jūs matote įmonės ir labai dažnai savininkas ieško problemos rinkoje, konkurentų aplinkoje, o problema tokia nutylima yra pats savininkas. Kiek dažnai tai pasitaiko ir po to apie tai kažkiek plačiau? Sakyčiau, šiuo metu gal ne taip daug, bet tai yra jau kelionė didžiulė. Daugelis savininkų yra praėję kelionę ir atradę daug dalykų. Bet jeigu kalbėti apie pačių savininkų kelionę ir nuo ko startuoja, tai dažnai tai pradžiai nutikdavo, ypatingai kai verslai būna sukuriami. Ir pats savininkas viską daro, po to auga ir taip toliau. Ilgainiui kompanija vienu momentu paima ir sustoja. Ir tai nutinka dėl įvairių priežasčių. Pirma yra priežastis, kad pats savininkas yra tarsi butelio kakliukas, nes jisai bedirbdamas viską gerai žino ir kai jau didesnė atsiranda organizacija, jisai nebesugeba apimti jos, sukontroliuoti, sudaryti, o noras yra vis tiek viską pilnai valdyti. Ir tada, kas nutinka, organizacija sustoja, tarsi pats savininkas neatiduoda įgaliojimą sprendimam tam antram lygiui, viduriniai grandiai, dažnai mes sakome. Tai yra vienas iš būdų. Kitas yra, kad verslai sustoja dėl to, kad savininkas nesimoko arba neauga arba savęs pažinimo keliu neina. Tai yra, jam atrodo, kad tai, kaip jisai darė ir tai pavyko pirmą kartą, antrą kartą, tai visada tai bus. Ir tada verslai sustoja dėl to, kad rinka, pavyzdžiui, dabar rinka jau brandi yra, nebetinka tie metodai, kad buvo, pavyzdžiui, iš pradžio, kur tu nupirksi greičiau, kur tu greičiau parduosi. Iš esmės lėmė greitis. Šiuo metu rinka yra įsotinta ir tu gali būti labai greitas ir bėgioti, bet jeigu tu nedarysi analizės, nepalyginsi verslų, nesigilinsi į kliento poreikius ir taip toliau, tu sustosi. Ir trečias dalykas, kuris irgi lygiai taip pat tą savininką uždaro, tai yra tapatybė, kai jisai save tapatina su verslu, kad tai jeigu versle kažkas daro ne kaip jis, tai jisai blogai daro. Ir tada gaunasi toksai labai įdomus dalykas, kad savininkas tarsi susitapatinęs nebeleidžia organizacijai persikurti, persitransformuoti ir kitaip. Mes laidoje kalbėsim apie tą terminą savininko spąstai, kaip plačiaja prasme jūs įvardintumėt. Kas tai yra? Tai yra iš savininko išeinantis veiksmai, kurie neleidžia organizacijai vystytis. Gerai, pačioj pradžioj jūs kalbate apie tai, kad galbūt pačioj pradžioj verslo kūrimų arba kažkiek dešimtmečių prieš tai galėjo labai dažnai pasikartoti toks dalykas. Bet dabar jūs konsultuojat verslus. Tai dažnas ar labai retas ir kada jau jūs įvardytumėt, pasakytumėt, kad šita įmonė tikrai ne problema konkurentuose, ne problema rinkoje ir net ne, sakykime, kažkokiuose procesuose, o tai yra savininko spąstai. Aš sakyčiau, kad dažnai, dėl to, kad sutinku tokias apraiškas organizacijai, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, savininkas turi savo susirinkimą su visais funkciniais vadovais. Jis ateina į susirinkimą ir nurodo, kaip kas turi dirbti. Kai tuo tarpu tai yra apeinamas generalinis, apeinama komandos sutarimai ir taip toliau. Tose savininkas, kaip ir norėdamas gero, ir ta komanda klauso jo, bet gaunasi, kad po tokio susirinkimo, kai jie gauna nurodymus, kaip vienas ar kitas dalykas turi būti daromas, jie susiduria su vidinė problema, kad jie staiga supranta, kad kažkas neatitinka. Sutarimai su generaliniu, sutarimai tarp funkcinių padalinių. Ir kas nutinka tada? Jeigu mes apie tai dar, pavyzdžiui, nekalbam,
tai tu atsirandi į konfliktų ir vidinį pirmiausia konfliktą ir dažniausiai žmonės elgiasi tada labai paprastai. Eina pas generalį ir sako, žiūrėk, tu sakai taip, savininkas taip, tai eik ir spręsk. Reiškia vieną ar kitą klausimą, ne? Ir kas tada atsitinka, kad sprendimai pradeda lėtėti organizacijoje. Tiesiog, kad sustoja procesai, nors liktai tam susirinkime buvo pasakyta, kaip daryti geriau, tarsi ta intencija yra gera ir klausytojo buvo gera išgirsti, ko reikia, ne? Bet ar tai realiai atitinka šiuo metu organizacija poreikius, vadovų sutarimus, niekas apie tai negalvoja. Tai va šita vieta pakankamai yra dažna, tai dėl to aš sakyčiau, kad klausimas apie subordinaciją, kad savininko rolė organizacijoje irgi turėtų būti pakankamai apkalbėta, sakykime, ir su generaliniu, ir generalinis turėtų būti tam tikra struktūra kažkokia pateikti. Jie turi susiderinti, susisinchronizuoti tam tikrus dalykus. Nes liktai nebūtų gerai, kad ateitų koks nors, nežinau, ten valytojas ar administratoriai į valdybą ir pasakytų, kaip valdyba turėtų dirbti. Taip kažkaip tai atrodo neįmanoma, bet priešingai kažkodėl viskas įvyksta. Perinama per 3-4 grandis arba jeigu ten, nežinau, savininkas irgi norėdamas suprasti, kaip jo kompanija dirba, pradeda lankyti visus padalinius. Tai kiekvienas darbuotojas, matydamas ateinantį savininką, jisai tikrai reaguoja. Jam yra ne tas pats, kaip jis tą daro, ne, ką jam sako ir taip toliau. Bet ar taip yra gerai, galim sakyti, kad savininkas galbūt taip susirenka saugumo kažkokius dalykus, nori pasitikrinti, ar visa informacija iki jo ateina ir taip toliau. Bet šitas pokalbis gal ir gali būti kažkada, bet tai neturi būti sistema. Nes ta sistema pažeidžia subordinacijos ir pasitikėjimo ir net autoriteto, tam tikrą nuvertinimą vadovų. Nes jeigu mane apšoka, tai ką, tas vadovas išgirdęs, kad ką tik buvo savininkas ir apkalbėjo, kas čia gerai, kas čia blogai, o vadovas nežinodamas, tai jisai tiesiog ką daro, jisai suabejoja savo autoritetu. Ir organizacija tuo atveju patiria vėlgi konfliktą, kuris sukelia bereikalingą laiko švaistymą, aiškinimąsi tam tikrą prasme. Ir galiausiai, jeigu tai yra nuolat, kiekvienas vadovas turi savo savigarbą ir yra tokia statistika, kad po daugiau tokių momentų, tiesiog vadovas sako, žiūrėk, man atsibodo aiškintis, skirti laiką vietoj to, kad aš daryčiau darbą, jis palieka tą organizaciją. Tai aš sakyčiau, kad tų situacijų tikrai yra skirtingi poreikiai, bet pati realizacija, kaip tai daryti, turėtų būti apgalvota pakankamai aiškiai. Čia netikslas yra kritikuoti, mes tikrai pastebim, kad prieš oponuojant reikia tikrai kažką pasiūlyti ir tikrai pagarba savininkam, kurie įkūrė, vysto verslą ir išlieka rinkoje galų gale. Bet jeigu per tam tikrus bruožus mes keliautumėm, labai toks pasitaikantis dažnai yra įvertinimas arba apibrėžimas, kada stringa vadovai, tai yra butelio kakliukas. Kas tai yra ir kada toj įmonėje nutinka tas butelio kakliukas? Pirmiausia, butelio kakliukas tai yra sprendimo nedelegavimas arba, sakyčiau, tam tikras nepasitikėjimas savo vadovu iki galo, kad jis gali laisvai priimti sprendimą, kuris gali atnešti ir rizikingus tam tikrus dalykus. Bet kaip ir vadovas moka savo pavalinį, taip savininkas irgi turėtų, kelti kvalifikaciją savų vadovo, ne, kad jis suprastų, ką jis turi omenyje, ar ten klausdamas ir taip toliau. Jeigu šitas neįvyksta, tai kas nutinka? Tai pirma, ką žmonės labai paprastai daro, kad jeigu kiekvieną kartą yra skaluojamas mano kaip vadovo sprendimas ir sako netiesa, tai ką aš tada darau? Aš darau paprastą veiksmą, ne? Aš tada nešu sprendimą į viršų. Ir jeigu savininkas neleidžia priimti kažkokių svarbių sprendimų, ar generalinių, ar dar žemesniai grandyje, tai kas nutinka, kad tarsi visi sueina sprendimo klausimai, bet tu vis tiek esi vienas. Jeigu tai yra organizacija dar šiek tiek didesnė, tai tu vietoj ten 1 ar 2 klausimų, kuris turėtų būti strateginis ar kažkoks ten 3 metų perspektyva, kryptis, kažkokie filosofiniai dalykai, nežinau, procesiniai. Iš esmės savininkas turėtų kurti sistemą.
ne sprendimus, o sistemą, kad sistema pati priimtų sprendimus, kad sistema pati valdytų riziką, kad sistema kurtų jam saugumą, kad sistema kurtų pelną. Tai yra, mes kalbam apie sistemą, bet jeigu mes kalbam ne apie sistemą, o apie tai, kad tik aš esu teisus, arba aš tik tais moku priimti sprendimą, arba aš visas rizikas tik savo prisiemu ir neleidžiu kitiem, tai kas nutinka, visi sprendimai ateina ir va tas kokliukas susiformuoja labai greitai. Tas tu negali apimti klausimų. Aš nekalbu apie tai, kad organizacijai užaugus, mes kaip žmonės nebegalim apimti tokių duomenų kiekio, kiek mes dabar turime. Mes negalim tiek daug funkcijų apimti. Tai vieno žmogaus sprendimai pasidaro labai labai rizikingi. Aš sakyčiau, čia irgi yra klausimas, kaip savininkai tą butelio kakliuką gali platinti. Ne? Tai aš sakyčiau, tam yra valdybos kuriamos, tam yra nepriklausomi, konsultantai tam yra, kad turėti alternatyvių nuomonių, ne? Tai galbūt tą saugumą užauginti, ne? Arba kalbėti apie sistemą ir diskutuoti, o kaip greičiau, kad tie sprendimai, o ką galim padaryti, kad apačioj būtų. Šitie sprendimai nėra tokie paprasti, dėl to, kad kiekvienas verslas yra unikalus su savo istorija, funkcijom, nežinau, poreikiais ir taip toliau, bet sistemai tam, jeigu tu galvoji kaip apie organizaciją sistemą, ne kaip apie sprendimų vien tik priėmimą, tai tada savininkas bent turi galimybę tarsi truputį atsitraukti. Tas atsitraukimas aš vadinu, sukurk sistemą, kuri maksimaliai veikia be tavęs. Taip yra mūsų ambicijos, yra norai ir taip toliau, tai savininkas tą visą gali išsakyti, diskutuoti, ne? Tai yra ta vieta, kur yra valdyba, ar ten savininko ir generalinio pokalbis, bet jokių būdų ne valdyboje neturi būti kainodara priemama. Ne? Kai mažas verslas, tai viskas normalu, ne? Kad tu pats nupirkai, pats uždėjai antkainį, žinai, kiek tavo sąnaudų, bet kai yra didelė organizacija, tai jau nebepakanka, kad tu tai priimtum. Tiesiog tu nebūsi pajėgus, tu nebūsi objektyvus, tu negali tokio gilio padaryti analizę ir priimti labai teisingus sprendimus. Jau jūs pradedate kalbėti apie sistemą. Sistemos sukūrimui reikia labai aiškaus asmenybės bruožo, kur tikrai savininkai irgi paklysta ir suklumpa, tai yra kontrolės atidavimas. Ir spąstai labai dažnai vadovui tampa pats kontrolės, valdymas, ar ne, pati savybė, kad tu esi kontroliuojantis. Tai dabar, kuo čia susiję vadovo spąstai ir kontrolės spąstai? Kaip kontrolė gali padėti ir trukdyti? Tai mes rinkoje, ką aš dažniausiai girdžiu, tai iš darbuotojų, kad, reiškia, sako, čia, nežinau, top managementas užsiema mikromanagementu. Tokia yra savoka, net naudojama. Tai įsivaizduokit, jeigu savininkas užsiema mikromanagementu, tai ką aš ir prieš tai minėjau, ne, kad jisai, pavyzdžiui, eina ir pasako, kaip sekretorė ten kavą turi pilstyti. Tai nereiškia, kad blogai. Jeigu jisai tai pasako, kaip jisai tikisi jam, arba kaip svečiam būtų geriau, tai viskas kaip ir atrodo normalu. Bet jeigu tu visoje organizacijai tik vieną žinai kaip teisingai, tai tikrai tu nesi teisus. Arba tai kurk sistemą, ką mes pradėjom truputį kalbėti apie tai, kad kurk sistemą, kad tau nereikėtų sakyti, kaip ten kavą pilsti teisingai arba kaip pasitikti klientą. Tu kurk sistemą, kad tuo būtų rūpinamasi, klientų ten priėmimų, svetingumo, tas visas, net verslai yra į tai orientuoti. Tai kontrolė, aš sakyčiau, siečiau jinai yra labai svarbi versle, dėl to, kad tai kiekvienas savininkas nori matyti tikrą rezultatą. Nes iš tikrųjų, kai yra daug skaičių, likučiai, pardavimai, ten investicijos yra tikrai ir finansinė dalis yra labai svarbi. Ir tai dar net nepakankama, kartais reikia inventorizacijas daryti ir kaip tos inventorizacijos daromos, ar tikrai suskaičiavo tie žmonės, sudaroma komisija, ne? Ar komisija nuvažiavo fiziškai, yra krūva klausimų, kuriuos aš sutinku, nes yra tokia, gali būti susikurta iliuzija. Ir savininkai iš esmės jausdami, kad tai yra jų pinigai, tiek prekėse, tiek, nežinau, banko sąskaitoj, tiek netgi, aš sakyčiau, investicijos padarytos į mokymus, į žmonės, tai tam tikra prasme tai yra turtas ir tu vienas nori būti įsitikinęs, kad taip, kaip tau rodo skaičiai, kad taip ir yra, ne? Bet tai nėra tokia paprasta užduotis ir tada, natūralus, kaip sakyti, tavyje kyla jausmas, kad tu turi viską pratikrinti, ne?
Tai bet tikrinimo būdas, kaip tu tai organizuoji, kaip tu tai darai, ne? Aš vėlgi grįšiu į tą patį, tai kurk sistemą, ką tu gausi, ar tai yra pakankama, ar tai detalu, ne? Galbūt kažkur tai, nežinau, mano istorija ne vieną kartą ir pats, ne, buvau direktorius, tai jau baldus skaičiavau kažkada, ne? Arba ten važiavau už vyrą žiūrėti, kur ten kas yra, ne? Tai yra normalus noras, bet tai nereiškia, kad kiekvieną dieną aš kažką skaičiuoju, ne kiekvieną dieną klausiu. Arba seniau būdavo 90-98 metai buvo tokia tradicija, kad kai parduotuvė suprekiauja, tai kasininkė, kai uždaro kasą, jin turi atsiųsti SMS tos dienos apyvartą. Tai buvo kontrolės būdas sužinoti, kiek šiandien suprekiavimo. Ne? Ir tuo metu tai buvo vienintelis būdas žinoti, kiek tu turi pinigų. Nes tuo metu nebuvo taip apskaita kompiuterizuota ir taip toliau. Dabar yra krūva galimybių. Kurk sistemą, kurk Power BI, ataskaitas, ne, ten savaitinės, ketvirtinės, tu netampyk žmonių, bet susikurk sistemą, per kuriuos pamatytum. O jeigu fiziškai kalbinu, tai gerai, kurkit apskaitos politiką, kurkit inventorizacijų tvarką ar kažkokius dalykus, kurie tau padėtų tai susidėlioti. Ir tai nebus mikromanagement, tai bus vėlgi sistema, kuri tau padeda vystyti, suprasti ir pasitikėti tuo pačiu. Kai jūs kalbate apie sistemą, tai galim grįžti į pradžią, kai savininkas yra lygų verslas. Ja. Yra pagarba, ar ne, kilo idėja, verslas buvo išsuktas, įsivažiavo ir taip toliau. Ir tikrai atrodo taip fiziškai, kad tikrai tas savininkas yra lygų verslas. Bet kai jau mes pradedam kalbėti apie spąstus, į kuriuos gali įmonė papulti, tai ir yra tai, kad jei savininkas galvoja, kad jis yra lygų verslas ir nekuria tos sistemos, kas iš tikrųjų yra jo verslas, ir yra ta spąstų sistema, tai dabar jeigu spąstai yra aš lygų verslas, kaip čia išjudėti? Čia toks yra įdomus dalykas. Iš vienos pusės yra žmogiška, kad kai tu kuri verslą ir kadangi tu buvai pardavėjų, tu visą užsukai, tu sutikai klientus ir po to tas verslas. Ir dažnai dar būna, kad tie savininkai ir toliau dalyvauja ir visai yra normalu, kad savininkas važiuoja ten, nežinau, į klubus, pardavinėja kažkokius dalykus ir taip toliau. Ir tam yra toks labai žmogiškas malonu, kai tau sako, va, tu tai esi verslas. Ir aš sakyčiau, kad tai yra kalba apie savivertę tam tikrą prasme. Tai čia yra malonumas, kad jis netaptų tavo įkaitu, ne? Kad tu tik tai tą ir benori girdėti. Ne? Ir jeigu kažkoks žmogus sako, žiūrėk, bet tu nepaimi tam tikro segmento klientų ir mes pasamdom komandą, kuri važiuoja. Tai tie, kurie nuvažiavo iš pardavėjų, tai jie pristatė jau ne kaip tu kaip asmuo, bet kaip tu kaip verslą. Ta prasme, ir toje vietoje mes pradedam kalbėti apie tą brandą. Ne? Ar mes norim, kad subrendu tave kaip žmogų. Tai yra daug kompanijų ir netgi pavadinimai yra pavardė. Ir mano versle taip pat, ne? Nes man atrodė tada, kai aš kūriau, kad va čia aš tokį pasitenkinimą tam tikrą. Bet aš sąmoningai dėdėjau žodį partnerį, ne? Dėl to, kad man atrodo, kad Neimantas be partnerių, fainai, bet ne viską galės. Ne? Tai tam tikrą prasme čia yra pirminis etapas. Po to, po kiek tu laiko supranti, kad ne tu čia svarbiausias. Tai yra labai, tu įkūrei, tai yra garbė, yra tam tikri dalykai pasitenkinimai, bet tu vėliau, aš labiau džiaugčiausi kaip savininkas, kad verslas dirba, aš sukūriau sistemą, kuri dirba be manęs. Kad mano reputacija, aš susirgsiu, pasitrauksiu, ateis mano vaikai ir bus kitas asmuo. Ar tai jau pasikeis tavo verslas nuo to, kad perėmė valdyti tavo vaikai? Ar kitos kompanijos įsiūna kažkokios vertybės ten savo, tai vertybės, tai tampa sistemos dalimi, bet asmuo tai gali būti kitas, jis gali kitaip suprasti, kitokias kryptis matyti ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad čia yra tokio kaip asmenybės augimo, kad tu turi matyti tą potencialą. Aš tikiu tuo, kad kiekvienas savininkas turi 10 kartų daugiau potencialo augti. Ir aš linkėčiau kiekvienam savininkui, kad jų verslai peraugtų juos. Bet čia yra didžiulis lūžis, kad
tu pripažinti pradedi kaip savininkas, kad yra labai vertingų žmonių, kad jie turi kitus talentus, kuriuos atneša į tavo verslą, yra analitika atneša, rinko atidarimo kompetencija, nežinau, gamybos optimizavimą atneša. Ir tie žmonės yra vertingi ir tada yra kalbama daugelį kompanijų progresyvių apie tą dalinimąsi. Buvo mada, dabar irgi Lietuvoje jau rečiau girdžiu apie opcionus, kai yra samdomi vadovai ir dalinamasi tą sukurtą vertę. Ne? Tai mes pradedam kalbėti apie tai, kad savininkas pripažįsta ir supranta, kad jis gali daugiau negu jo viena asmenybė. Tai reiškia, kad mes kaip papildydami savo kompaniją, kurdami tą sistemą, galim daugiau nuveikti. Ir čia yra labai svarbu tas mąstymas, savęs pasitenkinimas ir pripažinimas, kad potencialas ir vertės kūrimas, kai mes esam ne vieni, nieks nemažina to indėlio istorinio. Tai irgi, nes ir kai mes kalbame apie valstybę ir taip toliau, tai irgi atsimenam kiekvienais metais, ką padarė Landsbergis, ką padarė ten, nežinau, Brazauskas, ne, ką padarė ten Lubys. Tai yra didžiosios asmenybės ir herojai, kurie tikrai kūrė tą Lietuvą tokiam chaose, kaip aš sakau, laukiniuose vakaruose. Ne? Bet mes šiuo metu turim visai kitą situaciją. Ne? Yra visiškai transformuota Lietuva ir dabar yra, kurie augina ir veda ir atidaro ir visi asmenybės yra kitos. Bet ar tai nuo to Lietuva dabar turėjo būti prisirišusi prie to laukinių vakarų? Ne, turbūt. Lygiai taip pat analogija yra ir versle. Bet čia yra apsisprendimas savininko, ar jis nori. Nes galima užsidaryti ir priešingai nueiti, kad tik aš žinau kaip teisą, tik aš renku vadovą, kurie nebūtų geresni negu aš. Sakyčiau, kad gero vadovo ir gero savininko požiūris yra surasti talentą. Mes kalbame apie talentų vadybą, nežinau, 15 metų Lietuvoje, ne? Tai ką reiškia tas žodis? Tai reiškia, kad aš į savo verslą noriu atvežti pačius geriausius žmonės, kurie tikrai geriau mąsto, geriau analizuoja, kažką geriau daro negu aš, nes tai aš gaunu savo verslui vertę. Dabar paskutiniai mūsų pokalbio daliai labai daug gražių net išvadų ir patarimų jūs kalbėdamas pateikėte, bet klauso savininkas, klauso komanda ir atpažįsta, ar ne, kad tikrai taip yra įvykę, kad dabar susiakcentavęs yra savininkas ir viskas sukasi apie jo sprendimus, jo įžvalgas, jo dominavimą, jo kontroliavimą. Gerai, kokia tai būtų šito savininko spąstų kaina įmoniai? Iš ko atpažintumėm? Tai turbūt pirma yra tai, kad sprendimai priimami lėtai arba laukiant labai ilgai, kol savininkas priims. Ne? Tai čia turbūt vienas iš tokių esminių. Antras būtų, kad organizacija nebeturi inovacijų arba jas turi tik tas, kurias savininkas nurodė. Tai reiškia, kad yra užgesinta tam tikrą prasme žmonių kūrybiškumas ir atnešimas idėjų ant stalo naujų. Arba tą aš vadinu tokia atvira diskusija apie idėjas, o gal pabandom tą ir paeksperimentuoja. Jeigu įmonėje nėra to eksperimentavimo, pabandymo arba bandymo šnekėti apie tai, tai irgi tai yra simbolis, kad kažkas geriau žino. Apie tai labai retai kas įvardino. Tai aš kartais juokiuosi, žinai. Tu ateini, sakai, žiūrėk, mes galim daryti taip. Ir visi sako, ne, šitą mes jau darėm, šito neleido daryti. O kai aš sakau, pala, o kas neleido? Tai čia generalinis savininkas, nežinau, vadovas ir kažkas. Tai yra apraiška, kad yra teisus žmogus, kuris galvoja, kad už visus geriausiai žino, kaip turi būti. Aš manau, kad tai yra indikacija, kad taip jau yra pasirinkta. Ir trečia dalyka, kad organizacijoje nėra talentų arba nėra tam tikro augimo prasme išorę. Kažkokių naujų rinkų, naujų klientų ir taip toliau. Ir pabaigai. Tai išeiti iš tų spąstų yra galimybė ir kokie čia pasiūlymai, nes toks, kad karalius nuogas, tai čia mes pastebime ir kažkaip jaučiame, ar ne, bet čia yra išeitis.
Labai dažnai, kai įmonė yra savininko spąstuose, geriausi išeina iš ten. Nelieka. Tai kaip čia išjudės ta įmonė? Čia yra labai rimtas klausimas, aš sakyčiau, susijęs su, kaip čia sakyti, istorijom ir savininkų tam tikro izoliavimo. Mes turėtume būti atviri ir pasakyti, kad kuo tu labiau augi kaip vadovas, tu esi izoliuojamas. Socialinė prasme, kad darbuotojai vis tiek filtruoja, ką sakyti, kaip dėl tam tikrų priežasčių, įvairių. Kalbant apie savininkus, mes kalbame apie tą viršūnę kalno, kurie sėdi tam tikrą prasme debesyse. Ir aš pats irgi esu ne kartą susidūręs, kad sėdi ant kalno viršūnės ir atrodo ta informacija, kuri ateina arba kurią gauni, ir tu esi tam tikram net burbule po to, nes ir žmonės dažniausiai verslo klubai yra, arba tavo draugai, kurie tose versluose sukosi, arba tu esi, jeigu tu artima šeimos rate, tai tavo tas verslas yra toks šeimos rato, ne? Ir tu tarsi esi toks izoliuotas ir tada kyla problema, o kas yra realiai? Ir čia daug yra iliuzijų. Tai pirmas yra turbūt, o tai ko aš galiu pasiklausti, ir mes čia susiduriam su vėlgi vidinė problema, o ko aš galiu pasitikėti. Ir čia yra labai svarbu, kad savininkas visada savo primintų apie tai, kad be pasitikėjimo, be savo aktyvumo į išorę ar ten pasiklausimo, apie neperdėtą tokį, bet natūralų. Ne? Tai pirmiausia, dalintis reikia, tai va čia tie klubai turbūt ir atsiranda natūraliai iš noro sužinoti, o kaip tu darai. Bet kai tu darai, girdėjai, kad ten veikia, o pas tave, tu padarai prielaidą, kad ir pas tave veiks, tai nebūtinai. Tai va čia yra viena, kad pabandykit pasidalinti ir pasikalbėti su tuo, kas yra panašus į tave. Bet tai yra nepakankama sąlyga, nes tai yra skirtingos organizacijos, skirtinga kultūra, skirtingas susiformavimas. Aš sakyčiau, surasti vertybinių, atvirių žmonių ir pačiuose tą ugdyti tokio dialogo kultūrą, nežinau, akademiniai bendruomeniai, kažkur ieškoti žmonių, kurie studijuoja tai, ne, turėti kitą nuomonę, dažniau padaryti kažkokį auditą, pasikvietų žmogų. Vėlgi nesiremti to auditų kaip ten 100%, nes kartais būna tie auditai irgi tokie ir labai aštrus, ir labai švelnus, jie yra įvairi. Bet vis tiek tai yra tam tikras kaip toksai stabtelėjimas, skoliuko truputį peržvalga. Ne? Kartais, aš sakau, tai tiesiog pasikvieskit, aš atsimenu iš savo ortizų istorijos, buvo labai gražu, kai jie kaip savininkai darydavo direktorių vakarienės. Mes sukviesdavo 5-6 regiono direktorius ir mes vakarieniaudom ir buvo ir žmonos pakviesti. Tai buvo neformalu iš vienos pusės, nors buvo ir formali dalis. Jie klausinėdavo, o kaip jūs gyvenate, o kaip jūsų regione ir taip. Tai buvo būdas gauti informaciją platesnę, negu tu kažkokiam ten Vilniui sėdė, apie Šiaulius, apie Klaipėdą, apie Kretingą, apie kitus miestus. Tai čia irgi turbūt yra vienas iš tų būdų, kaip išeiti iš to rato truputį. Tai vėlgi nenorėčiau sakyti, kad reikia kultūriškai kažkokią sistemą padaryti, bet Lietuvoje aš matau, kad yra dar ir daromos klaidos, kad yra pasitikima, pavyzdžiui, kaip labai yra svarbu, ar šalia tavęs yra vienas ar du, ir geriau, kad tai būtų ne vienas, turi būti 2 ar 3 žmonės, kuriais tu pasitikė ir su kuriais turi tą atvirą, kur tu bandai išgirsti ir tą kritiką sudėtingesnę, kurią pasako nuoširdžiai žmonės, ir rūpindamėsi savo verslu. Taip, vertybė čia labai svarbu. Tai aš matyčiau tokį, kaip čia, galimybių ratą, kaip iš to išsisukti. Bet tam reikia vėlgi žingsnio. Žinoti ir siekti realybės, B, pripažinti, kad išorė nori gero ir tą pasitikėjimą reikia auginti. Ir tuo pačiu tą saugumą tu pats turi kurti, bet tu turi ir dalintis. Tai dėkoju šį kartą už, sakykime, drąsų pokalbį. Aš esu dėkinga verslo valdymo strategui Žanui Neimantui už šitą pokalbį. Ir tie, kurie mus žiūrėjo ir klausėsi, norėčiau pasakyti, kad yra tikrai temų, kurios yra tokios luitinės ir sunkios, bet pažvelgus su pagalba į šitą temą tikrai galime pagalvoti, kad galime judėti į priekį. Tai tokia buvo tema, kai savininkas yra įmonės spąstai.
Šitą pokalbį vedžiau aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Dėkoju visiems, kurie žiūrėjo ir jums. Susitikime su mumis po mėnesio, šį kartą sudie.